gyvybė tai yra save kopijuojanti sistema, gebanti ir gebanti evoliucionuoti. Tokie natūralūs gamtoje esantis ciklai džiūvimo ir drėkimo. Tai galėtų būti kaip ir pirmas savikopijavimo mechanizmas. Tos pačios vakcinos galėtų būti vadinamos irgi proto ląstelėm, nes tai irgi buvo tiesiog membraninis avalkalas, kuriam buvo RNR molekulė. Metu vėl susikoncentruodavo tos medžiagos ir galėjo vėl atsitiktinai formuotis kiti polimerai. Ir tokiu būdu visa sistema galėjo eksperimentuoti ir sudėtingėti, ieškot funkcijų. Tai čia jau į knygą norisi rašyti, Povilai, man atrodo, kažkokia tai. Na, yra toksai noras.